Manau, mūsų lūkesčiai, aišku, yra grįžus čia į Lietuvą, tai kad tie pokyčiai, tie teigiami pokyčiai, kurie čia įvyko, kad jie nesustotų, tęstųsi toliau. Ir jeigu netgi būtų reikėję rinktis tarp dviejų panašių verslo aplinkų, vis tiek būtume pasirinkę Lietuvą, nes esame čia iš Lietuvos. Mums verslo aplinkai labai svarbu, reiškia, investicijų pritraukimas iš vakarų valstybių, iš išsivysčiusių šalių. Mes ir grįžom į tą šalį dėl bendros aplinkos, tai reiškia, tai yra svarbu nuo pat viršaus ir leidžianti žemyn. Kiekviena detalė yra svarbi, ypač kalbant apie vadovą. Labai svarbu kompetencija būtent, ryžtingumas, gebėjimas priimti sprendimą ir ne tiek populizmas, mano nuomonė, labai svarbu yra geriau suvokti realią situaciją. Jeigu nori, kad kažkas keistųsi, turi eiti ir išreikšti tą savo pilietinę nuomonę. Ir jeigu tu to nedarai, o po to tik skundėsi, tai gali kaltinti tik save patį, o ne visus kitus. Ir tikimės, kad tik kompetentingi žmonės bus renkami į atsakingus postus ir bus priimami sprendimai, vietoj trypčiojimo vietų. Aš asmeniškai balsuosiu už šiuo metu esančią prezidentę Dalią Grybauskaitę. Tikimės, kad viskas vystysis dar ryžtingiau, dar greičiau ir efektyviau.